Lietuvių genijus europinėme kontekste. Faktai, atradimai ir nuostaba, kiek daug apie Čiurlionį dar nežinome. Mūsų tikslas – atrakinti Čiurlionį. Šį kartą raktai menininkų ir mokslininkų rankose. Laidose bus nurodomi ir konkretūs adresai, kur galėsite dar kartą pasivaikščioti Čiurlionio keliu. Nežinau. Čiurlionis itališkai, čekiškai ar prancūziškai. Čiurlionis, Munkas, Van Gogas ar Žiedų valdovas. Tai lyg labai gera literatūra. Per daug lenkiškas, o gal neatrastas. Gaila, kad niekas nepakvietė Čiurlionio. Išdidžiai nešiosiu. Čiurlionio gatvė, kaip ir jo gyvenimas, trumpa. Visai nemoku. Ką daryti? Esame Varšuvoje, viename iš Čiurlionio miestų, kuriame jis praleido 8 metus. Čia mokėsi muzikos, vėliau tapybos. Jausmas toks, kad eidami gatve netyčia su juo prasilenksime. Šios laidos ekspertė Jadvyga Sedlecka-Sivuda sako: šis mūsų susitikimas bus postūmis imtis veiksmų. Neglostysime, o parodysime, koks Čiurlionis buvo iš tiesų. 20 amžiaus pradžia. Varšuvoje revoliucinės nuotaikos. Čiurlionis grįžta į Varšuvą po studijų Leipcigo konservatorijoje. Przepraszam, może pan nam możemy wejść? Šalia niūrus Čiurlionis. Gal girdėjote apie Čiurlionį? Jis Lenkas? Situacija kaip su Mickevičiumi. Jis ir toks, ir toks. Čiurlionis su broliais gyveno kairėje arba dešinėje pusėje ir dabar čia valiutos keitikla. Ta dokumentą radau, nežinau. Atrodo lyg koks stebuklas. Iš tiesų susierzinau, kai profesorius Landsbergis teigė, Čiurlioniui Varšuvoje nieko gero neįvyko. Gal girdėjote ką nors apie Čiurlionį? Dzień dobry. I co, udało się te biało-czerwone zrobić? Super. A pani wie, kto to był ten Čiurlionis? No, taki litewski malarz i kompozytor, który tutaj mieszkał na sąsiedniej ulicy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Raudonos ir baltos kaip Lenkijos vėliava, ar parinkti ką nors neutralaus Lietuvos žiūrovui? Prieš susitikimą klausė ponia Jadvyga Sivuda. Esame Varšuvoje, ko gero svarbiausiame Čiurlionio mieste, tvirtina ponia Jadvyga, kuri kasmet eina pirkti gėlių, nuo savęs ir tų, kurie priėmė jį kaip savą. Jadvyga Sivuda, žurnalistė, knygų autorė, prieš 20 metų atradusi Čiurlionį. Tu mieszkał w latach 1900. Čia 1905–1907 gyveno Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, lietuvių tapytojas ir kompozitorius. Kompozitor litewski. Šio namo lange, kur dabar įsikūrusi pinigų keitikla, stovėjo stumbras iš Belovežo girios. Būtent čia Konstantinas ateidavo pirkti dešrelių. Parduotuvės savininkai rėmė neturtingus studentus. Lenkų lietuvių draugija dar prieš 30 metų Varšuvos centre, Žuravijos gatvėje, pakabino atminimo lentą Čiurlioniui. Tuo pasirūpino istorijos muziejaus darbuotojas Janušas Plapis ir Lenkų lietuvių draugijos vadovas Leonas Brodovskis, beje, kilimo iš Vilniaus.
Jie žinojo apie Čiurlionį, bet dėl Rusų okupacijos uždangos tarp Lenkijos ir Lietuvos mes neturėjome informacijos apie lietuvišką muziką, o lietuviai taip pat nežinojo apie Lenkų muziką. Informacija pradėjo plisti tik po 90-ųjų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tada jau buvo galima kažką daryti. Užeikime į vidinį kiemą. Viskas išlikę kaip Čiurlionio laikais. Čia Konstantinas gyveno kartu su broliais. Stasys studijavo Varšuvos universitete techninius mokslus, Povilas muzikos konserwatorijoje. Dzień dobry. My tutaj przyszliśmy, bo tu mieszkał litewski malarz i kompozytor. Tak, wiem o tym. Tak? No to super. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Prieš 20 metų žurnalistė Jadvyga Sivuda, lankydamasi Druskininkuose, pirmą kartą išgirdo Čiurlionio pavardę. Jai ypač artimas Čiurlionio Varšuvos laikotarpis, kuris studijavo, kas jo draugai. Parašiau pirmąją knygą apie Čiurlionį, Varšuvos preliudai, kurios tada regis niekam nereikėjo, pasakoja Jadvyga. Ilgai nesiryžusi filmuotis po sunkios onkologinės ligos ir kelių chemoterapijos kursų. Pasak Jadvygos, Lietuvoje regis ištyrinėtas kiekvienas Čiurlionio paveikslas, oficialiai paskelbti Čiurlionio metai, o ar kas nors jį prisimena Varšuvoje. 2001-aisiais Nacionalinėme Varšuvos muziejuje ir Poznanėje buvo surengtos Čiurlionio parodos. Manau, kad Varšuvoje reikės padirbėti, kad Čiurlionis taptų šiek tiek žinomesnis. Rašydama knygą sulaukiau daug palaikymų iš žmonių, kurie pažinojo daktaro Markevičiaus šeimą ar Moravskius. Įdomu, kad Čiurlionio talentą vaikystėje pastebėjo gydytojas ir pianistas bei visuomenės veikėjas Lenkas Juzefas Markevičius. Jis rekomendavo Čiurlionį savo pacientui grafui Oginskiui, kuris iki pat mirties rėmė Čiurlionio studijas Plungėje, Varšuvoje ir Leipcige. O Čiurlionio sielos draugas Eugeniušas Moravskis taip pat buvo kompozitorius ir dailininkas. Moravskio sesuo Marija – pirmoji Čiurlionio mylimoji. Pasimatymus jaunuoliai skirdavo prie Šopeno kapo. Konstantino ir Marijos santuokai pasipriešino Marijos tėvai. Tai yra Čiurlionio kelias, kuriuo jis daug kartų vaikščiodavo čia gyvendamas. Varšuva buvo sugriauta, todėl šį kelią atnaujino. Esame vadinamoje 5 kampų aikštėje. Tuo metu čia vaikščiodavo Varšuvos dailės mokyklos studentai, taip pat ir Čiurlionis. 1905-ieji. Varšuvos studentai priešinosi caro valdžiai ir tapo liudininkais, kaip caro valdžia streikus skandina kraujyje. Beje, Čiurlionis pats dalyvauja manifestacijose. Čiurlionio draugas Moravskis priklausė Lenkijos socialistų partijai. Beje, šios partijos revoliucinė frakcija, vadovaujama Pilsudskio, surengė ir garsųjį traukinio apiplėšimą Bezdonyse. Čia susijungia 3 gatvės – Chmielna, Zgoda, Špitalna. Tame aukščiausiame pastate už mūsų 1902-aisiais Konradas Kšižanovskis išnuomojo patalpas 5-ame aukšte ir įkūrė dailės mokyklą ir dirbtuves. Įėjimas buvo iš Zgodos gatvės. Buvo toks didelis trikampio formos ir pusapvalis įstiklintas langas. Čia vieta, kurioje studentai slėpėsi nuo caro policijos, kur ateidavo ir Čiurlionis, ir Moravskis. Šio vietoje prieš 130 metų vyko vigilija, Kalėdų laukimo vakarienė, kuri buvo daugam paskutinė. Vieni studentai išvyko iš šalies, kiti buvo ištremti. Ar pavyks patekti į vieną įspūdingiausių Varšuvos kiemų? Šį kartą loterija. Przepraszam, może pan nam możemy wejść? Pierwszy raz jestem, jeszcze tutaj nie byłam.
Pirmą kartą čia lankausi, niekada anksčiau čia nebuvau. Vartai visada būdavo uždaryti. Tiesą sakant, net nežinojau, kad čia galima įeiti. Įtariu, kad šie vartai neremontuoti jau 100 ar daugiau metų. Tai kultinė Čiurlionio atminimo vieta Varšuvoje. Tai buvo emocionalus susitikimas, nes jie matėsi paskutinį kartą. Janas Bžecinskis prisimena, kaip jie giedojo giesmes kartu su žydais. Tame kūčių vakare dalyvavo ne tik lenkai, lietuviai, bet ir žydai, kurie mokėsi dailės mokykloje. Tai Haidenas Vurcelis, profesorius Konradas Kšiženovskis, mokyklos kiemsargiai, čia sėdi Eugenišas Moravskis su dar neišoperuota akimi. Šalia jo sėdi niūrus Čiurlionis. Tadeušas Puškovskis, jis buvo jauniausias iš mokinių, jam buvo 15 metų, kai atėjo į mokyklą. O čia žydų kilmės Šimonas Kratka, kuris vėliau Jeruzalėje dėstė dailės akademijoje. Yra pianinas, šuo, o ten arbatinukas. Galėjai pasidaryti puodelį arbatos. Visi prisidėdavo prie vakarienės. O už rūkimą mokykloje buvo baudžiama. Per pamokas rūkyti buvo draudžiama, o jos trukdavo nuo 9 iki 14 valandos. Čiurlioniui tai būdavo kančia. Vėliau ir nuo 16 iki 19 valandos. Nebuvo galima spjaudyti ant studijos sienų, nebuvo galima mėtyti cigarečių ant grindų. Tai buvo didelė patalpa, užėmė visą šio pastato 5. aukštą. Čia rinkdavosi, galima sakyti, visa to meto Varšuvos aukštuomenė, Čiurlionis taip pat. Kalėdų vakarienė tapo dar vienu lemtingu įvykiu. Čiurlioniui teko skirtis ir su sielos draugu Eugenišu Moravskiu. Jis dalyvavo ginkluotojo kovoje prieš caro valdžią, dėl to buvo įkalintas. Vėliau Moravskis emigravo į Paryžių, o Čiurlioniui jis pasiūlė nesivelti į Varšuvos revoliuciją, o grįžti į Lietuvą. Taip jis ir padarė. Galima tik pasvarstyti, kaip būtų pakrypęs Čiurlionio gyvenimas, jeigu jis kartu su savo draugu Moravskiu būtų išvykęs į Paryžių. A czy o Mikołaju Čiurlionisie coś pan słyszał? Nie. To jest ten malarz i kompozytor Mikołaj Konstanty Čiurlionis. I tutaj właśnie na 5. piętrze była ta... No tak, i tam ci ludzie mieszkali pewnie po tych, bo tam pracownia była malarska. To była pracownia. A znam Litwę, tak. Litwa, ojczyzna moja. Vidurdienio karštis, bet gatvėse veiksmas nesustoja. Įdomu, ar šiandien Varšuvos centre kas nors girdėjęs Čiurlionio pavardę. Čiurlionis. Jis lenkas? Jis mokėsi Lenkijoje. Nepažįstu. Jis grafitininkas? Čiurlionis? Ne, nežinau. Ar jūs tapytoja? Taip, bet aš tik pradedančioji. Slava Ukrainai, geraim slava. Čiurlionis żył w zaborze rosyjskim i druskienniki... Čiurlionis gyveno rusų žimtoje teritorijoje. Druskininkai ir Varšuva buvo okupuoti iki 1918 pabaigos. Ir jis tada pasirašydavo kaip Mikolaj Konstantin Čiurlenis. Visuose šio laikotarpio dokumentuose vyrauja Čiurlenio pavardė. Ir taip jis įrašytas dailės mokykloje ir muzikos institute. Ir įtariu, kad jis taip įrašytas Markose, Šventojo Izidoriaus parapijos dokumentuose. Kita vertus, 1906 ar 1907 jis nusprendė visus savo kūrinius skirti Lietuvai. Taip jis pareiškė atsidavimą savo tautai. Jis gyveno, kūrė, mokėsi Lenkų kultūroje, iš jos ėmėsi. Taip pat ir iš vokiečių, rusų, lietuvių ir Lenkų. Bet gyvenimo pabaigoje jis aiškiai suvokė, aš būsiu lietuvių dailininkas. Określił się jasno i wyraźnie, ja będę malarzem litewskim.